Kai tarpsezonį norint padidinti raumenų masę, man reikėdavo suvartoti daugiau baltymų. Aš į blenderį dėdavau pakelį varškės. Mušdavau vieną naminį kiaušinį. Jeigu neturėjau naminio kiaušinio, dėdavau šaukštelį riešutų sviesto, vieną didelį prinokusį bananą. Pildavau puslitrį pieno ir dėdavau kaušelį proteino. Geriausiai tam tinka vanilės skonis, nes vanilės skonis gerai dera su bet kuriais vaisiais. Ir gaudavosi didžiulis pilnas blenderis tiršto gėrimo. Ir aš tarp pagrindinių dienos valgymų sugerdavau 2-3 tokius kokteilius. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kur ji yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.